Sveiki, mylėjai. Taigi šiandien mes turime paskaitą, kuri bus skirta 5 pakopai jogos sistemoje. Šita pakopa vadinasi Pratyahara. Norėčiau priminti, kokią kelią mes jau praėjome ir kaip visi šitie punktai, visos šitos 4 pakopos, kurias mes jau praėjome, susiję su 5 pakopa. Taigi pirmi 2 žingsniai, 2 pakopos yra jama ir nijama. Tai yra 10 moralės principų, kurie padeda mums išsaugoti gyvybinę energiją, ne eikvoti tos energijos ten, kur nereikia, ten, kur nėra tiesiog prasmės to daryti. Tie principai, kurie padeda mums palaikyti harmoningus santykius su išoriniu pasauliu ir vidiniu pasauliu. Trečia pakopa yra asana. Ta dalis, kurią mes labai dažnai matome socialiniuose tinkluose, tai yra fizinė jogos kelio dalis, kai atliekami fiziniai pratimai, kai mes dirbame su savo kūnu, su savo materialiuoju kūnu, savo fiziniu kūnu tam, kad jis nereikalautų tiek daug mūsų dėmesio. Kad mes jame jaustumėmės gerai, maloniai, kad kūnas taptų draugu ir savo dėmesį mes galėtumėm nukreipti ten, kur matome prasmę. Galbūt mūsų gyvenimo projektai, galbūt mūsų svajonės, o galbūt dvasinė praktika. 4 pakopa – pranajama, kai mes jau galime išbūti ilgesnį laiką patogioj pozicijoje, kurioje jaučiamės atsipalaidavę, mes galime pradėti savo dėmesį nukreipti į tokį subtilų dalyką kaip kvėpavimo. Ir kvėpavimo dėka mes pradedame savo kelionę į vidų. Mes užsimerkiame, nes tik užsimerkus mes galime savo žvilgsnį, savo dėmesį nukreipti į vidų, atsiriboti nuo išorinių objektų, išorinio materialaus pasaulio ir pradėti savo kelionę į vidų, giliai, ten, kur slypi visi lobiai, visi atsakymai, potencialas, energija, meilė ir ramybė. Dėka pranajamos mes išmokstame valdyti savo dėmesį ir savo gyvybinę energiją. Ir tai veda prie to, kad 5 pakopai, 5 žingsnyje mes mokomės savo jutiminius organus, per kuriuos mes gauname signalus iš išorinio pasaulio, per regą, per klausą, per skonius, per prisilietimus, per kvapus. Per šitos organus mes gauname signalus, informaciją iš išorinio pasaulio. Per Pratyaharos praktiką mes mokomės tos organus taip pat nukreipti į vidų, pasukti juos į vidų. Tai kaip mes praktikuojame Pratyaharą? Vienas iš būdų praktikuoti Pratyaharą yra gilaus atsipalaidavimo praktika, kai mes iš pradžių susipažįstame su savo jutimo organais ir juos mokomės dėmesį nuo jų, pradeda tą dėmesį nukreipinėti į savo vidų. Ir to pasėkoje mes nebeblaškomi išorinių dirgiklių. Smilkalai, žvakės, muzika, šurmulys, žmonės kalbantis nebeblaško mūsų koncentracijos, mūsų dėmesio. Ir pradedančiųjų lygių tai visai rekomenduotina Pratyaharą praktikuoti
per šavasaną arba per joga nidrą, jogos miego praktiką. Joga nidra. Nidra yra miegas. Ir po šios paskaitos jūs turėsite įrašą, kurį aš įrašiau jums, pratyaharos praktikai. Jūs galėsite patirti, praktikuoti atsipalaidavimą. Ir svarbu žinoti apie pratyaharą, kad tai yra žingsnis prieš koncentracijos praktiką. Sutikite, labai sunku koncentruotis į vieną objektą, kai mūsų jutimo organai yra atviri signalams į išorę. Todėl mes mokomės per pratyaharą tos visus jutimo organus pasukti į vidų ir koncentruotis į pojūčius viduje. Iš tikrųjų, pratyahara tai yra jau visai gili praktika, apie kurią daug nenoriu kalbėti per šį įvadą, nes tikrai užtenka atsipalaidavimo praktikų, kad ir turėti tą intenciją vesti visus pojūčius į vidų, tam, kad pereiti prie koncentracijos praktikos. Ir šiandien aš prie pratyaharos dar įdėjau tokias 3 temas, kaip nervų sistema, kaip smegenų bangos ir kaip atsipalaidavimo svarba. Nes šitos žinios gali jums paaiškinti, kas fiziniam lygmenyje, mūsų kūne, mūsų nervų sistemoje vyksta, kai mes medituojame. Kas vyksta, nes kartais mes labai mistifikuojame meditaciją ir, aišku, naudojame tokius žodžius kaip pasijungti prie šaltinio, pažinti savo sąmonę, atrasti ryšį su savim, su Dievu savyje. Iš tikrųjų, kai mes pradedam patirti gilius transcendentinės būsenas, atsiranda metaforos. Labai proto kalba, žodžiai yra proto kalba, sunku paaiškinti ir apibūdinti tas būsenas, nes jos yra už proto ribų ir šiandien apie tai pakalbėsime. Todėl atsiranda metaforos, kuriais bandome aprašyti tą būseną, tą patirtį. Tačiau šiandien noriu Jums papasakoti šiek tiek žemiškai. Tai pradėsiu nuo nervų sistemos. Pas mus yra 2 nervų sistemos, tai yra simpatetinė, kurie atsako už bėk, kovok, siek, daryk, reaguok. Ir parasimpatetinė nervų sistema, kuri yra apie virškink, ilsėkis, integruok, atsipalaiduok. Tai simpatetinė nervų sistema, jinai reguliuoja visas reakcijas į stresą arba dirgiklius. Ir be abejo dirgina mus dažniausiai išoriniai veiksniai. Ir todėl šitą nervų sistemą stimuliuoja mus, greitina širdies plakimą, didina kraujospūdį, didina prakaitavimą, susiaurėja mūsų kraujagyslės ir mes esame pasiruošę kautis. Iš tikrųjų, tai yra būsena. Tai yra būsena, kurioje labai dažnai mes užstringame. Ir iš tikrųjų, dėl šitos būsenos mes ir pradedame sirgti. Mes negalime užmigti vakare, mes negalime atsipalaiduoti intimiuose santykiuose, labai dažnas atvejis. Mes
visuomet minčių sraute, nes protas ir kūnas yra susiję ir kai įtampos yra prote, tai visą laiką atsispindėjęs mūsų fiziniam kūne, tai yra grandinė. Ir dėl to vyksta toksai pastovus nerimas, stresas, įsitempimas, įtampos ir kaip užburtas ratas. Tai. Ir pagalba, ačiū Dievui, mes turime jogos praktiką ir kitus būdus, kaip mes galime pasijungti prie parasimpatetinės nervų sistemos, nuraminti savo širdies plakimą, išmokti giliai kvėpuoti, atsipalaiduoti, netgi tada, kai mes esame aktyvūs. Nes jogos praktikos metu, asanos praktikos metu, mes tengiamės palaikyti ramų širdies plakimą ir dėl to mes naudojame Ujjayi kvėpavimo techniką, kuri praplečia mūsų kraujagyslės, nuramina širdies plakimą ir mes galime kontroliuoti kvėpavimą ir savo būseną, ir savo ritmą, ir pasijungti prie parasimpatetinės nervų sistemos. Tai perinant prie bangų, prie smegenų bangų, protas, kada yra mintise, kai mes analizuojame, kai mes kažką kūrėme, kai mes bendraujame, kai mes apmąstymuose, mūsų smegenų bangos yra labai aukšto dažnio ir šitas aukštas dažnis vadinamas beta bangos. Jis atrodo taip. Beta banga, mintis, minčių srautai ir mes pasimetę. Kur aš, kas aš esu, ko aš noriu, ar aš pamiršau pavalgyti, aš pamiršau, kad noriu tualetą, nes mes esame tiesiog labai aukšto intensyvumo bangos ir įsivaizduokite jūroj, jeigu būna didelis bangos, tai neleidžia plaukioti, nes tai yra pavojinga. Taip yra ir pavojinga, kai mes turime labai daug minčių, nes tai kuria įtampą ir mes negalime susikoncentruoti ties nieko. Tačiau šitos bangos yra labai svarbios, nes be jų mes negalėtumėm komunikuoti, mes negalėtumėm dirbti, mes negalėtumėm santykiauti su išoriniu pasauliu. Antra, pagal intensyvumą banga yra alfa banga. Taigi alfa bangos tai yra atsipalaidavusio ir užsisvajojusio proto būsena. Šitą bangavimą mes papuolame miego metu ir dėka šitų bangų mes atsimenam savo sapnus. Nežinau kaip jūs, bet aš tai visus savo sapnus atsimenu. Tikrai banguoja alfa bangomis ir jūs galite irgi tai jausti per tai, kaip aš kalbu, kad aš esu atsipalaidavusi, tai jaučiu, kad esu visuomet alfa bangoj, dažniausiai. Ir šita alfa banga, jinai ypatinga tuom, kad jinai sukuria tiltą tarp sąmonės ir pasąmonės. Juk sapno metu visa tai, ką mes matome, tai yra prožektorio centras arba iš kur ateina vaizdas, vaizdiniai, tai yra iš pasąmonės. Tai meditacijos metu arba koncentracijos metu mes iš beta bangų plaukiame į alfa bangas ir pas mus gali atsirasti vaizdiniai, pas mus gali atsirasti kažkokios spalvos, tarsi mes kažką matome. Tai yra ženklas, kad mes iš beta perėjome į alfa bangas ir mūsų durys į pasąmonę atsivėrė. Pasąmonė tai yra ta mūsų psichikos dalis, kurioje kaip krautuvėlėje kaupiasi visos mūsų patirtis, ypač negatyvios patirtis. Visi jausmai ir emocijos, kurie buvo neišgyventi, visi žodžiai, pykčiai, ką mes neišsakėme, ką mes pervedėm į sąmonę. Tai, ką mes tiesiog
nuo savęs patraukiame į pasąmonę, tą krautuvėlę ir tai ten kaupiasi. Dėl to sapnai būna košmarai, dėl to, kad iš pasąmonės tą krautuvėlį jau nori išsivalyti ir išstumti tai, kas buvo prikaupta. Tai alfa bangos yra labai svarbios mums, žmonėms, kurie eina meditacijos keliu, nes tai yra būtent duris į kitas būsenas, apie kurias mes kalbėsim. Dar lėtesnės bangos po alfa bangų yra teta bangos. Tikriausiai jūs girdėjote tokį gydymo būdą kaip teta healingas. Teta bangos tai yra mūsų pasąmonės bangos. Ir kaip jūs žinote, mūsų pasąmonė stipriai veikia mūsų kasdienybę. Visi įpročiai yra pasąmoniai. Ir dėl to teta healingai, kaip pavyzdys, yra tas būdas, kai mes dirbame su pasąmonė. Ir apskritai visi žmonės, kurie dirba su kitais žmonėmis ir bando, tarkim psichoterapeutai, ir bando pasukti žmogaus dėmesį į pasąmonę, į tai, ko jis yra įsisąmonėjęs, ką jis išstumia, į ką sunku pažiūrėti, ką nemalonu pažiūrėti, dirba teta bangose. Tačiau teta bangos ir būsena joje, tai yra meditacinė būsena, tikrai labai gili meditacinė būsena, nes būtent meditacijos metu susijungia mūsų sąmonė ir pasąmonė ir mes tampame vienu. Ir meditacijos metu yra ir valoma ta pasąmonė. Ir čia yra išvalomos įtampos. Netgi sako, kad išvaloma karma. Nes pasąmonė tai yra krautuvėlė visko ne tik iš šito gyvenimo, ne tik iš šito gimimo fiziniam kūne, bet taip pat ten yra informacija iš kitų gyvenimų. Bet kai mes dar giliau atsipalaiduojame ir nuraminame savo protą, mes užeiname už proto ribų į delta bangas. Ir čia jau prasideda įdomybės. Delta bangose paprastas žmogus gali įeiti labai gilaus sapno metu, kur būtent jis ir gali atsipalaiduoti. Labai giliai ir pasikrauti ir atgauti jėgas. Taip pat visi aiškiai regėjai, reiki praktikuotojai, healeriai, gyduoliai, rankomis, kurie dirba su būtent delta bangose, naudoja šitą sąmonės būseną. Ir dėka meditacijos mes galime patirti, mes galime užeiti už to proto ribų ir savo sąmonę, mūsų sąmonę banguos delta bangomis ir tai leis mums iš tikrųjų apsijungti ne tik viduj mūsų sąmonė ir pasąmonė, bet ir su kolektyvinė pasąmonė, su tuo, kas yra už manęs, kas yra kosmosas, kas yra virš manęs. Tai apie tai dažniausiai ir vadiname, kai sakom, pasijungti su šaltiniu. Su šaltiniu, kur yra visos žinios, visi talentai, visa informacija, kas vyksta vienam ar kitam pasaulio krašte. Ir žmonės, kurie dar vadiname nežinau kaip lietuviškai, kurie channelina, kurie pasijungia prie to kanalo, vadinkim, per juos ateina labai daug žinių ir labai daug informacijos iš šaltinio, būtent per delta bangą. Ir meditacija tai praktika, kurie mums leidžia keliauti per šitas bangas, mūsų sąmonė, mūsų dėmesys keliauja per šitas bangas ir leidžia mums patirti
didžiulį spektrą būsenų, atradimų, pažinimo, kas esu, kas nesu. Ir dėl to mums reikia praktikuoti. Praktika, kurią šiandien jūs gavote, jinai bus kaip guided meditation, kai aš vesiu jūs balsu. Tai čia bus jungtos dvi bangos - alfa, gilaus atsipalaidavimų, galbūt vaizdinių, ir beta bangos, nes aš kalbėsiu, jūs girdėsite mano žodžius. Tai tokie pirmie žingsniai link gilesnių patyrimų, kurie įvyksta kaip vaisius, kaip pasiekmė jūsų prieš tai daromų praktikų. Jama niyama, asana pranayama, pratyahara. Visos šitos bangos keturios dirba kartu. Jos visuomet kažkokia banga yra labiau įsijungusi, kažkokia banga yra mažiau įsijungusi. Ir mes tik tais galime išmokti, kaip įjungti tuos mygtukus savyje, kad pasijungti tam tikras bangas ir iš jų gauti kažkokią naudą arba informaciją, arba patyrimą, arba būseną. Ir pereinant prie atsipalaidavimo svarbą, noriu pasakyti, kad atsipalaidavimas šiame pasaulyje yra praktika numeris 1. Aš vis noriu kažkaip klasifikuoti praktikas, kas svarbiau, ar su kūnu dirbti, ar su kvėpavimu, ar atsipalaidavimas. Be abejo, reikia dirbti ir su mityba, ir su režimu, su viskuo. Kažkaip labai sunku vieną praktiką, vieną sferą išsirinkti, bet aš labai noriu atkreipti jūsų dėmesį ir tikriausiai jūs tai jaučiate tą poreikį atsipalaidavime. Nes atsipalaidavimo metu, alfa bangoj, mūsų kūnas padaro restartą. Mūsų imuninė sistema atsinaujina. Bet koks healingas, gydymas rankomis, theta healingas, meditacijos vedimas, tai yra tik tam, kad jūs vesti į tokią būseną, kai jūsų imuninė sistema pati nuskanuoja jūsų kūną ir mato, kur reikia pasiųsti daugiau energijos, daugiau jėgos atstatyti jūsų sistemą, mūsų sistemą. Todėl mes turime sukurti erdvę, sukurti laiką, atrasti to laiko savo kūnui, savo sistemą atsinaujinti. Taip kaip mes išjungiam kompiuterį, kai mes suinstaliavome naujas programas ir kompiuteris turi padaryti restart, taip mes ir savo kūną turime, ir savo sistemą, savo imuninę sistemą padaryti restart. Ir atsipalaidavimo svarba yra tokia, matote, esu labai alfa bangoj, netgi žodžiai iš beta bangos kažkaip sunkiai atplaukia. Tu aš susijungsiu. Atsipalaidavimas yra tas žingsnis, kuris mus veda į pažinimą savęs už proto ribų. Protas sako, aš esu Veronika, man 28 metai, aš esu jogos mokytoja, aš esu moteris, aš esu dukra, aš vedu dabar šitą paskaitą, bet tai kaip mane apriboja protas į įvairias rolės, į įvairias savybės, bet aš esu, mano savastis, mano vidinis pasaulis yra už proto ribų. Ir tik per atsipalaidavimą, tik per įtampų pašalinimą iš savo sistemos, iš savo nervų ir kūno sistemų, aš galiu pažinti, kas aš esu iš tikrųjų. Pažinti, patirti. Tam reikia išjungti protą. Persijungti iš beta į alfa, iš alfa į teta, iš teta į delta. Ir kokie yra būdai atsipalaiduoti?
Be abejo, jogos praktikos ir yra tikri stiliai, kurie būtent dirba su tokiu užklausu, tokiu poreikiu kaip atsipalaidavimas. Tai tarkim joga nidra, jogos miego praktika, kai mes gulime mirusių asanui, šavasanui ir yra kažkoks vedimas balsu, arba tai tiesiog yra lengva alfa bangų muzika, kuri leidžia mums atsipalaiduoti ir šiek tiek atsitapatinti su savo kūnu. Šiek tiek giliau nueiti į save ir patirti, kasgi yra ten. Susijungti savo ramybės oazę. Kita praktika yra restorative yoga. Lietuvoje nelabai mačiau, kad kažkas darytų. Tai yra joga, vadinu aš ją pižamų arba spa joga, kai mes naudojam įvairius propsus, įvairias pagalbinės priemonės, kaip pagalvės, pledukai, dirželiai. Ir mes per praktiką, per 1 valandos praktiką, galbūt pakeičiam kokias 5-7 pozicijas, jos yra be galo malonios, su labai minimum tempimo pratimu. Ir šita praktika yra skirta atnaujinti savo jėgas, atstatyti savo jėgas ir restartinti savo sistemą. Ir taip pat yra tokia praktika, aš esu baigusi kursus, vadinasi Deep Tissue Release. Tai giliųjų audinių atpalaidavimas. Ir čia mes naudojame teniso arba jogos kamuoliukus ir tam tikrus taškelius spaudžiant mes išlaisviname energiją iš kūno. Mes išlaisviname tarsi per savį masažą, atlaisviname energiją, kuri yra susikaupusi kaip įtampa, kaip blokas kūne. Pati labai myliu šitą praktiką ir darau ją savo, nes po jos labai vyksta gilus atsipalaidavimas, nes pašalinamos įtampos ir iš karto pereini per greitai visas stadijas ir pasineri į gilią meditaciją. Toliau, labai svarbu prisiminti, kad vaikščiojimas gamtoje, gamta visą laiką vibruoja toj bangoj, kurios mums reikia atsipalaidavimui ir atsistatymui, yra būdas, kaip mes galime atsipalaiduoti. Masažai. Labai svarbu. Netgi jeigu jūs praktikuosite jogą kasdieną ir darysite ilgą šavasaną, reikia, kad jums arba jūs patys galėtum pamasažuoti savo kūną ir tenais išlaisvinti kažkokias dar užsilikusias įtampas. Karšta vonia. Ir žinokit, apie karštą vonią atrodo, kas čia per praktiką, jeigu ten aš ant galvos pastovėsiu ar ten pamituosiu pusvalandį, tai aš čia papraktikavau. Yra žmonės, kuriems sunku išbūti pusvalandį karštoj vonioj, su aliejais, su ramia muzika. Bet tai yra taip pat praktika, kuri yra be galo maloni, bet kažkodėl mes ją nuvertinam. Kažkodėl mes ieškome laimės arba sveikatos arba kažko bandome pasiekti, stovint ant galvos ar būtinai medituojant pusvalandį, ar valandą, ar važiuojant į stovyklas įvairias. Bet papraktikuokite karštos vonios terapiją. Pasivaikščiokite gamto kasdien. Pasileiskite ramią muziką. Pastebėkite, kokie garsai jūsų dienos metu jūs supa. Ar tai yra tie garsai, kurie jums padeda išbūti alfa atsipalaidavimo bangoj, ar tai yra ta muzika, tie garsai, kurie kaip tik palaiko jumise tą ugnį, tą pasiruošimą, tą karį, tą tokį readiness. Esu pasiruošus kariaut. Viskas turi įtakos mūsų sistemai. Ir muzika, ir kvapai, ir aplinka, ir balsas, ir informacija, kuri ateina. Viskas turi dažnį, viskas yra vibracija.
Todėl neužtenka tik tais ateiti ant jogos kilimėlio ir papraktikuoti valandą ar pusantros. Tai yra gyvenimas būdas. Joga ir apskritai darbas su savim, darbas su bangomis, smegenų būsenomis, tai yra nuolatinis, maloniausias, kūrybiškas darbas. Ir taip pat norėjau paminėti dar apie tylos praktiką, kurią aš be galo myliu ir kurią aš susidūriau Indijoje. Aš esu buvusi 12 dienų tylos stovykloje, kurioje aš tikrai pasiekiau būsenas ir visų bangų, ir alfa, ir teta, ir delta. Deja, arba kaip tik laimiai, nelabai turiu žodžių apibūdinti tas būsenas, kurias patyriau, bet galiu pasakyti, kad tyla yra greitas būdas, įrankis nuraminti protą, susipažinti su savo kančios šaltiniu, nes tai yra protas. Protų mintis. Protas kuria mintis, mintis kuria jausmą, emociją, emocija, jausmas kuria įtampą kūne. Įtampa kūne kelia mumyse emociją ir jausmą, nepasitenkinimą, reakciją. Ateina vėl mintis. Kažkas negerai, skauda, nemalonu, negera. Sukasi mintis, ką mes su tai darome. Aš šiais metais vasaros metu organizavau 2 stovyklas, tai buvo tylos stovyklos su joga. Ir tai yra nuostabi patirtis, kai žmonės tiesiog džiaugiasi, kad gali pabūti be telefonų. Nes telefonas ir visa informacija ir spalvos ir kas ateina iš čia, tai yra visiškai beta bangos ir labai aukšto intensyvumo bangos. Mūsų protas pradeda inerciškai užsisukti ir atsiranda įprotis, skrolinti įprotis hormonuose, dopamine, kuris išsiskiria, kai mes esame susijaudinę, kai mūsų simpatetinė nervų sistema yra aktyvi. Todėl tylos stovyklos, silence retreats, tylos praktika, pasirinkite vieną dieną, 5 valandas pabūti be nieko, be žmonių, be telefono, be garsų, gamtoje. Jūs pamatysite, kaip tai keis jūsų būseną, kaip pasikeis jūsų praktika ir kas yra anapus to proto. Tai tiek norėjau pasidalinti su jumis šiandien. Taigi, apibendrinant, pratyahara yra mūsų jutimo organų sutelkimas į vidų, kai mes nebekreipiam dėmesio, niekas negali mus blaškyti iš išorės. Tai yra tas žingsnis, kuris paruošia mus giliai koncentracijai, tirštai koncentracijai. Mes turime 2 nervų sistemas, parasimpatetinę ir simpatetinę nervų sistemą. Jogos praktikos metu mes lavinam savo parasimpatetinę nervų sistemą, kai mes esame aktyvume. Mes bandome subalansuoti simpatetinį ir parasimpatetinį nervų sistemas. Smegenų bangos – beta, alfa, teta ir delta. Beta yra aukščiausio intensyvumo banga, žodžiai, mintis, bendravimas, mąstymas, galvojimas, protas. Lėčiausias intensyvumas yra delta bangos, kai mes pasijungiame su savo pasąmonė ir dar giliau su kolektyvinė pasąmonė. Iš ten gauname labai daug informacijos, iš ten gauname išmintį, iš ten mes pasijungiame su tuo, kas yra ir buvo prieš labai daug tūkstančių metų. Ta išmintis kaip suinstaliuoja į mūsų sistemą. Ir mes turime gilų vidinį žinojimą. Kas aš esu, ką man daryti, kokia yra mano misija, kokie buvo mano praeiti gyvenimai.
Atsipalaidavimas yra labai svarbus mūsų yang pasaulyje, mūsų vyriškos energijos pasaulyje. Ir atsipalaiduoti mes galime labai paprastais būdais, kuriuos aš paminėjau. Likite atsipalaidavime, linkiu Jums malonios, tiesiog jaukios praktikos ir susitiksime rytoj. Ačiū.